Tai sveiki visi. Labai malonu, kad čia susirinko jūsų toks gana gausus būrys ir domitės Vladu Nagevičiumi ir jo indėliu į mūsų paveldą. Tai jau, kad jisai yra išskirtinė asmenybė ir ta prasme besidomint daug indėlio įdėjęs į archeologiją, tai čia tikriausiai yra faktas ir jis yra neginčiamas. Aš tiesiog pagalvojau, pasižiūrėsiu būtent Kretingos krašte, ką jis tyrė, kaip viešino ir kaip visą tai atsispindėjo bendroje visumoje. Tai savo pranešime, kaip jau ir minėjau, apžvelgsiu svarbiausius jo tyrimus šio krašto archeologiniuose paminkluose, jų metodiką, gautus rezultatus ir padarytas išvadas. Vladas Nagevičius ne tik tyrė ir ieškojo naujų archeologinių objektų, bet taip pat apie rezultatus nuolatos informavo visuomenę tiek laikraščiuose, mokslinėse darbuose ir konferencijose. Pabrėžtina, kad savo tyrimuose taikė tiems laikams naujus ir inovatyvius metodus ir jau nekartą ir šios konferencijos metu kalbėjome, kad jisai atrodo, kad būtų buvęs iš 21 amžiaus, nes tai, ką mes šiandien archeologijoje taikome, jis jau tuomet taikė. Pradedant tyrimų fiksaciją, filmuojant ir baigiant dirbinių elementinės sudėties nustatymų, rėmėsi naujausiamis žiniomis, sudarydamas tipologiją ir kliovėsi to laikmečio archeologijos korifėjų praktikomis. Jo tyrimuose lankėsi ir jam tuo pačiu metu padėjo tirti tuo metu žinomi mokslininkai kaip Betzenberger, Spitzinas ir kiti. Ir iš ties, kai skaitau, pavyzdžiui, jo dienoraštį tyrimo iš Impilties arba straipsnius leidiniuose, ir jisai rašo ten tas pavardės, kurios, iš tikrųjų, mums bent jau šiandienos archeologams atrodo tokias kelia įspūdį, koks jis įtakingas buvo ir kiek garsių žmonių lankydavosi ir jam padėdavo jo tyrimuose. Galėčiau pasakyti, pavyzdžiui, tie geologai ar braižytojai, tai buvo tuometinis Lietuvos elitas. Tai man asmeniškai tai tikrai tokį įspūdį daro didžiulį. Tyrinėti paminklai Kretingos rajone. Tai Vladas Nagevičius Kretingos rajone tyrė šiuos paminklus Kiaulių iki pirmą kapinyną arba kitaip žinoma kaip Kirminų kalną. Kretingos, Prišmančių arba kaip jisai vadina savo tekstuose Prišmončių. Kartenos dalinai galima paminėti ir Kurmaičių pilkapyną, o taip pat Impilties piliakalnį. Čia gal šiek tiek papasakosiu apie Kurmaičių pilkapyno atvejį, kurį jisai aprašo 1926 m. Vilties laikraščio numeryje, kad ten vietinis žmogus, vadinamas, ta vieta tuo metu vadinasi Kurmaičių pilalėmis, ir vietinis žmogus prisiklausęs kažkokios tai moteriškės sapnų, kad ten jis yra palaidotos lobis. Ir jisai tos pilkapius pradėjo kasti ir taip gerokai prakasęs tos pilkapius. Ir žodžiu, jisai vis kažkiek pasaulio matęs ir vis žmogus norėjo rasti tuos turtus paslėptis. Tai kiek jam tada jau, ir Nagevičius rašo, pavyko, aš kaip suprantu, jisai užfiksavo kažkokius tai parametrus ir taip pat fiksavo, kad matyti 3 žmonių palaikus šitas veikėjas bus iškasęs. Jisai priskyrė tuos pilkapius kurganų kultūrai, nors dabar mes žinom, kad tai tikrai ne kurganų kultūra buvo, bet matyti taip jam atrodė. Tai plačiau norėčiau papasakoti apie Kirminų kalną arba Kiaulių iki pirmąjį kapinyną, kaip mes jį dabar žinome. Tai 1905 metais gana išsamiai apie savo tyrimus pranešė laikraštyje Vilniaus žinios. Straipsnėje buvo detaliai aprašyta kasinėjimų metodologija, rastų radinių pobūdis, laidojimo būdai ir interpretacijos. Viena jų išvada buvo, kad ten ne kapinynas, o mūšio laukas. Tokios išvados priėjo remdamasis tuo, kad ginklai ir kiti daiktai buvo išsklaidyti ir gulėjo ne šalia kaulų, ta prasme atskirai nuo griaudžių. 1909 m. leidinyje Lietuvių tautos straipsnėje Kirminų kalno kapinės jis nurodo, kad tyrimus atliko 1908 metais, nors, kaip jau prieš tai minėjau laikraštį, jisai jau 1905 rašė, tai matyt buvo kažkokia gal, tiesiog, nežinau, gramatikos klaida įsivėlusi. Nes 6 metais, kad jis būtų kasinėjęs, aš neradau tokios informacijos, apart jo pačių straipsnių.
Nagevičius atskleidė, kad šioje vietoje buvo kapinynas be aiškių supiltų santpilų, kapų vietos identifikuotos pagal balkšvai pilkas dėmes dirvoje, kapai buvo kasami sluoksniais, naudojant standartizuotą kvadratinį plotą, fiksuotos duobės siekia apie 2,5 metro ilgio ir daugiau nei metro gylio. Aptikti pelenų ir anglių sluoksniai leido nustatyti, kad čia vyravo sudegintų palaikų palaidojimai. Įkapio analizė rodo skirtingą kapų turinį, viename kape priskirtame moteriai rasta apyrankių, antkaklių, karolių, žalvarinių žiedų, vyriškose kapuose aptikti ginklai, kardas, ietis, žaislai, taip pat įvairūs papuošalai ir buities reikmenys. Visi radiniai datuojami 10-11 amžiui. Ir čia kaip tik iš mano minėto leidinio Lietuvių tauta, jo straipsnio pateikta iliustracija, kokie radiniai buvo rasti Kirminų kalne. Tai 1909 metais, sprendžiant pagal pateiktus straipsnius literatūroje, jisai gana intensyviai kasinėjo mūsų krašte arba bent jau užvalgė. Tai 1909 metais Nagevičius surengė ekspediciją po vakarų Lietuvą, kurios metu tyrė Kartiną, Kretingą ir Pryšmančius. Apie tai rašė laikraščiuose Viltis ir Lietuvos žinios. Svarbiausia atradimai buvo Kartenos apylinkėse aptiktas kapinynas, kuriame viename kape žmogus buvo palaidotas kartu su šunimi. Tai šitoks palaidojimas mūsų šalyje yra iš tikrųjų gana retas. Ir dabar galvoju, čia pavyks taip. Tai va būtent čia tas 4 kapas žmogus yra šuo po žmogumi buvo, kaip pavyko išskaityti. Kretingoje, kaip toliau raštuose pačiuose straipsniuose, tai Kretingoje grafų Tiškevičių žemėje aptiktas kapinynas su degintiniais palaidojimais. Čia įkapės dažnai būdavo sudegintos kartu su mirusiuoju arba tyčia sulaužytos. Tai čia mūsų teritorijoje dvaro čekų. Aš kaip suprantu, tai čia už Kalniuko, prie Bravaro. Ir jisai rašo, kad tos ekspedicijos maitinimu rūpinosi grafas Aleksandras. Tuo tarpu Pryšmančiuose rasti degintiniai kapai, tačiau juose įkapės išliko sveikos, nepažeistos, pastebėta, kad radiniai pasižymi masyvumu ir dailiu apdirbimu. Įdomus pavyzdys, kad buvo rasta moters kasa spirališkai apvyniota žalvario viela. Nagevičius pabrėžė ir kitą aplinkybę, vietos darbininkai dažnai toje Pryšmančiuose kasdavo rūsus ir jie išimdavo žemę, žodžiu, rasdavo daug bronzinių dirbinių. Ir ką jie su tuo darydavo, paaiškėjo, kad tiekdavo vietiniams kalviams, kad, kaip jis tai čia palaukit, rašydavo, kad perleidytų į naudingesnius reikmenis. Tai reiškia, kad daug archeologinių radinių buvo sunaikinta jau iki sistemingų archeologinių tyrimų. Tai vienas jau iš jo iš tikrųjų nuskambėjus iš tikrųjų gana dažnai Pryšmančių arba Pryšmončių, kaip jisai rašo, kapinynas. 1909 metais Pryšmančių tyrimus aprašė jau prieš tai minėtuose laikraščiuose Viltis ir Lietuvos žinios. Likusius tyrimus atliko 1912 ir 1921 metais. Apie savo tyrimus paskelbė straipsnių serijoje leidinyje Naujoji Romuva 1931 ir 1932 metais. Jeigu gerai atsimenu, 7 straipsnių serija yra. Savo tyrimus 30 metais taip pat pristatė tarptautiniame kongrese Rygoje, o 35 metais visus tyrimų duomenis ir išvadas pateikė straipsnėje Mūsų pajūrio medžiaginė kultūra 8-13 amžiuje senovės leidinyje. Tai per vieną vasarą jis ištyrė didesnį plotą tranšėjomis iš viso apie 353 kvadratinius metrus. Nustatė 3 kapų tipus, tai kapai su degintiniais palaikais, kur aptikti sudegintų kaulų ir anglių kupstai dažnai pridengti akmenėmis. Tai kaip aš skaičiau, jisai rašo, kad čia yra degintinių kapų rajonas. Jisai taip pavadino, tai tas žodis rajonas man šiek tiek šypseną kėlė. Toliau kapai su nedegintais palaikais, kur mirusieji guldyti ant lentų ar luobų, jų orientacija skyrėsi pagal lytį. Ir ypatingi kapai, kuriuose rasti tik tais daiktai be palaikus.
Tai čia vat keletas radinių. Ir tai, iš viso aprašyti 89 kapai, radinių skaičius siekia 451 radinį, jie buvo suskirstyti į papuošalus, ginklus ir buities reikmenų grupės. Pastebėta, kad apyrankių ir papuošalų daugiausiai buvo moterų kapuose, o ginklai vyrų. Tai papildomi tyrimai ir analizė, svarbiausia inovacija Nagevičiaus darbuose buvo papildomi radinių tyrimai, jis atliko lydinių cheminės sudėties analizę, siekdamas suprasti dirbinių technologiją, nustatyta, kad dauguma papuošalų ir įrankių pagaminti iš bronzos, kurioje variui legiruoti naudotas alavas ir švinas. Šie duomenys leido daryti prielaidą, jog radiniai kilę iš skirtingų dirbtuvių, o jų įvairovė liudija plačius mainų ryšius. Nagevičiaus išvados, tai apibendrindamas savo tyrimus Kretingos krašte, Nagevičius pabrėžia 2 laidojimo papročių sambūvį. Degintų ir nedegintų kapų santykis liudija pereinamąjį laikotarpį ir religinių praktikų koegzistavimą, socialinę diferenciaciją, vyrai laidoti su ginklais, moteris su papuošalais, o tai rodo skirtingą statusą ir vaidmenis. Technologinė įvairovė, lydinių tyrimai parodė, kad radiniai buvo gaminti įvairiose dirbtuvėse, dalis atkeliavo iš kitų regionų, kultūrų tęstinumą, kapai datuojami 10-12 amžiuje, jų tipologija dera su kitų Baltijos regionų radiniais. Toliau dabar, čia jau, kaip sakant, galima jiems suskirsti tyrimus kapinynai ir jau Impiltis garsiausias jo tirtas objektas. Tai Impilties piliakalnis buvo tyrimas 33 ir 34 metais. Šie tyrimai taip pat buvo įamžinti filmuotoje medžiagoje, kurį galima, kaip tik rodėme net ir seniausiai mūsų muziejuje filmų peržiūrą, tiek tai Impiltė yra Polė. Tai iš tikrųjų unikalūs vaizdai. Taigi turime unikalios vaizdinės medžiagos apie šios tyrimus, kuo tyrimai išsiskyrė, tai padaryti pylimo pjūvį ir iš principo net ir šiais laikais tai yra iš tikrųjų atrodo labai didžiulis ir gigantiškas darbas ir reikalavęs didžiulių resursų ir išteklių. Tai ištirtas tuo metu buvo apie 1000 kvadratinių metrų plotas, padarytas skersinis abiejų pylimų pjūvis ir tyrinėta pilies aikštelė. Aikštelėje rasta lipdytos ryžastos keramikos, geležinių strėlių angalių, ilgasis sidabrinas, pylime fiksuoti 8 pagrindiniai jo tvirtinimo etapai. Pirmasis pylimas buvo sukrautas iš stambių akmenų, vėliau jis buvo aukštinamas ir plečiamas į išorę, užpilant molio sluoksnį. Supiltas gruntas buvo tvirtinamas medžių rąstais, pylimo paviršius grįstas akmenimis. Pilies vartų sudarė vakarinėje piliakalnio dalyje tarp pylimų įrengtas 8 metrų ilgio ir 3 metrų pločio tunelis su ąžuolinių stulpų sienomis. Sudegę vartai buvo užversti ir viršuje įrengti nauji. Čia iš tikrųjų dar palikau tokią vieną įdėjau iliustraciją, tai čia vat, jo lydinyje senovė, kuris tai rašo apie mūsų krašto tyrimus priešmančių, vis nors priešmančių sakyti pagal jį. Tai čia būtent vienas iš pavyzdžių, jis 14 paėmė iš dirbinių ir matavo jų cheminę elementinę sudėtį. Iš principo mes dabar vykdom tokius projektus, matuojam, kas matuoja su XRF, kas kitais metodais bandome matuoti, bet kad knygoje jisai rašo taip smulkiai, netgi specialisto, kuris atliko tuos matavimus, yra sudėta visa ta technologija, kaip jie bandė tai padaryti. Ir kad jisai buvo gavęs net iš Vilniaus chemijos, žodžiu, kažkaip tada jisai išėjo, kad jisai gavo leidimą chemijos institute atlikti šitos tyrimus. Tai iš tikrųjų svarbus duomenys tiek historiografijai, tiek visiems kitiems dalykams. Tai Vladas Nagevičius ne tik surinko svarbią archeologinę medžiagą, bet ir pritaikė savo laikui pažangius metodus, tranšėjų kasinėjimus, radinių tipologinę analizę ir radinių cheminės sudėties tyrimus. Jo darbai Kretingos rajone parodė, kad archeologija gali atskleisti ne tik kapų turinį, bet ir visuomenės struktūrą, socialinius skirtumus bei technologinę kultūrą. Ačiū dėmesį.